Taigi, pirmas klausimas, į kurį ponas Naglis Puteikis atsakyti turės 2 minutės. Pone Puteiki, visuomenė Lietuvoje senėja sparčiausiai Europoje. Kaip skatinsite šeimas turėti daugiau vaikų? Kokias partijos, kokias programas besukurtų, kokius gražius mokslinius tyrimus atliktų ir kaip gražiai politikai bešnekėtų ir ką jie bepateikinėtų visuomeniai, ar kokias juosteles atkirpinėtų senelių namų ar vaikų darželio ar mokyklų, viskas Lietuvoje susiveda į vieną paprastą rezultatą. Štai tas rezultatas. Štai rezultatas. Ateina statybininkai, korporacijų savininkai, atneša politikom štai šitą dalyką ir tada mokyklos pasidaro nebetinkamos, mokymus darželiai pasidaro nebetinkami, arba jie iš vis neatsiranda, arba vietoj darželio statomi niekam nereikalingus vedukus. Čia yra didžiausia Lietuvos problema. Šitą programos punktą reikia panaikinti. Ir kol nesugriausime korupcijos voratinklių, kol neužkirsim kelio, kol paliksim Seimo nariam imunitetus, visą laiką vyks šitas siurblys, kuris griaus pačias genialiausias programas. Štai šitą problemą reikia spręsti ir šitą problemą išspręs sąrašas numeris 14. Antikorupcinė koalicija žino, kad tik įveikus šitą vėžį, tik tai tada galima pradėti rašyti programas ir statyti mokyklas. Šiandien publikacija. Balsių mokykla 5 kart brangiau kainavus negu eilinė mokykla, netinkama naudoti, nes per karštą yra brokas, o pinigų sumokėta, reiškia, neįmanomas kiekis. Taigi, pavyzdžiai kiekvieną dieną spaudoje, balsuokite už antikorupcinę koaliciją numeris 14, mes pasodinsim kyšininkus ir bus tvarka. Jūs dar turite laiko pradėti po to, ar... Kristupas Krivickas. Kadangi klausimas buvo apie demografiją, kaip skatinsim gimstamumą, tai aš noriu pasakyti, aš turiu 4 vaikus. Štai mūsų koalicijos narė turi 3 vaikus. Ligitas turi 3 vaikus. Laura turi. Mes jau čia sėdintis turime iš esmės daugiau kaip 10 vaikų, tai savo asmeninių pavyzdžių tą daro. Tai labai paprasta. Ačiū Jums, ponas Paulauskas. Norėtųsi kalbėti nors kartą rimtai. Nes mūsų išsivaikščiojimas, tai yra tokia problema, Naglė, apie kurią nereikėtų kalbėti juokais. O jeigu kalbėti rimtai, tai Lietuvoje gyventojų skaičius pradėjo mažėti. Gimstamumas pradėjo mažėti 1960 metais. Būtinai, ačiū. Ir nuo tų metų vaikų skaičius 100 gyventojų nuolat mažėja. O ką daryti apskritai, aš tai perduodu žodį Angelijai Kostogryzienei. Kur mikrofonas? 4 vaikai. Tenka pastebėti, kad Lietuva iki šiol nesuprato, kad investicijos į vaikus tai yra pačios saugiausios investicijos. Ir tenka pastebėti, kad Lietuva pamiršta rūpinti savo vaikais ir šeimomis, kuriuose auga vaikai. Per sunkiausius krizės metus Lietuvoje buvo pirmiausia paliesti tai vaikai. Ir iš jų atimtos išmokos vaikams. Ir labai tenka apgailestauti, kad per praėjusius krizės metus vaikams nebuvo sugrąžintos šitos išmokos ir neparemtos šeimos. Darius Kuolys. Iš tikrųjų, šeimos politikos rimto rūpesčio jaunomis šeimomis Lietuvos valstybėje labai stinga. Čia kolegė Aušra Maldeikienė praėjusią savaitę pateikė skaičius, kad 4 metus Lietuvos biudžeto įplaukos augo. Taip pat iš biudžeto daugiau buvo finansuojama 14 nuošimčių daugiau, šeimom sumažėjo 17 nuošimčių. Taigi šiandien mes turim labai rimtai atsigręžti šeimą, kurti rimtą palaikymo politiką ir čia būtų svarbiausi dalykai. Burtai lėmė, kad lėmės antrą kartą šeimą. Jeigu būtų kitoks metimas, būtų kitokia parama pasiekė 1 nuošimtį rizikos šeimų, bet visų kitų šeimų nepasiekė. Kitas dalykas, labai svarbu būsto klausimas spręsti jaunom šeimom ir čia mes neturim sprendimų kol kas, nei viena vyriausybė neturi rimtų sprendimų. Reguliuoti darbo santykius, kad jaunos šeimos galėtų derinti darbą su vaikų priežiūra, bet dėja naujasis darbo kodeksas pablogino šeimų auginančių vaikus padėtį, darbinę padėtį ir tai yra irgi smūgis demografijai. Pone Kuoly, galėsit pratęsti, dabar Gediminas Navaitis, prašau. Džiugu, kad jau sutarėma, jog tai yra problema, o tą problemą remia 3 priežastis. Ekonominė politika, šeimos politika ir tai, kad pralaimime informacinėme kare, nes nemenka dalis visuomenės patikėjo kryptingai formuojama nuostata, kad Lietuva nėra sėkminga šalis.
Tai klausimas, kada kalbame apie Lietuvos skurdą, kada jį buvo sudėtingesnė. Negi sovietiniais metais, kai stovėdavo eilėse prie dešros. Mėgstu remtis ir skaičiais. O jie sako, Pasaulio bankas priskyrė Lietuvą turtingiausių šalių grupiai. Eurostato duomenimis Lietuvos bendras produktas vienam gyventojui 73% ES vidurkio. Viršyje Estija. O ką mes už tai gauname? Gauname vergovinį darbo kodeksą ir atlyginimus, kurie Lietuvoje iš esmės skiriasi negu artimuose šalyse. Lietuvoje vidutiniškai 6 eurai už valandą, Lenkijoje 7,5, Estijoje 9. Estai uždirba, sukuria tiek pat, gauna trečdaliu daugiau. Rolandas Paulauskas. Gyventojų skaičiaus mažėjimo yra dvi problemos – gimstamumas ir emigracija. Aš suprantu, mes dabar kalbam apie gimstamumą. Dėl to aš neliesiu emigracijos problemų. Ir dar sykį akcentuoju. Tai, kad 1960 metų maždaug tuo laiku pradėjo mažėti gimstamumas, tai rodo, kad tai yra civilizacinės problemas. Ir ką mes matom pasaulyje? Kuo turtingiau gyvena visuomenė, tuo jinai gimdo mažiau vaikų. Nes aš pradedu dominuoti virš to, mes norisi pramogų, taip, tai yra dėsnis. Kadangi socialinė apsauga žmogui atskiram yra garantuojama iš valstybės. Ir kai ta socialinė apsauga susilpnėja, tada pradeda gimdyti vaikus. Aš to noriu pasakyti, kad problema yra gerokai gilesnė, negu tik tai, apie ką jūs šnekate. Ir jie spręs galima tik vaiko vadinamais pinigais, ką daro visos pasaulio valstybės. Reikia remti visą keliopai šitą procesą ir kada mes šnekam apie vaiko pinigus. Mes ką sakome? Mažiau tankų, o daugiau vaikų. Nes reikia pasakyti, iš kur tuos pinigus paimti. Naglis Puteikis. Apie vaiko pinigus Ligitas Kernagis. Tai aš norėčiau šiek tiek paponuoti, kolegai, jūs ką tik pats savo prieštaravot, sakot, kad kuo geriau gyvenam, tuo mažiau vaikų. Demografinis šuolis buvo Lietuvoje maždaug apie 2009 metus, kada buvo pirmi metai mokami jaunoms motinoms 100%, antri metai buvo 80%. Kas tada įvyko? Daugelis motinų buvo iškeltos kriminalinės bylos. Reikėjo susitvarkyti su netobulu įstatymu. Tą įstatymą patobulinti iki galo ir netrukdyti ateiti pinigų į šeimas. Nes tikrai dabar pati didžiausia problema, žmonės nebeturi už ką tų vaikų išlaikyti. Jeigu jūs sakot, kad UPK pradės Lietuvoje gimdyti vaikus, tai mes užpildysime visas mūsų vaikų namus. Darius Kolys, prašau. Mūsų siūlyme didelės nuolaidos neapmokestinamą šeimom auginančiom vaikus, kad iš tikrųjų pasiektų 300 eurų žmogui šeimoje. Kitas dalykas labai aiškus, išmokos už vaiką 50 eurų tai turėtų būti mažiausiai. Ir išmokos ne tik mažus vaikus auginant, bet iki 18 metų mes turėtume siekti vakarų standartų. Kas dar labai svarbu? Labai svarbu užtikrinti iki mokyklinį lygį. Šiandien yra apgailėtina padėtis, kai ne nacionalinės programos, valstybės finansuojamos nacionalinės programos imtų ir per porą metų išspręstų mokyklinio ugdymo klausimus. Galima tą padaryti šiais laikais. O savivaldybės kapstosi kaip papuolė. Tai yra iš tikrųjų keletas labai konkrečių sprendimų, kurie galėtų pagerinti šeimų būklę. Dar vienas pasiūlymas būtų, žvelgiant į Daniją, mes galim savo gyventojų pajamas nukreipti į nekilnojamojo turto obligacijų fondus, už kuriuos statytume namus ir nuomotume jaunom šeimom. Ponas Paulauskas. Tai labai svarbus klausimas. Kada mes kalbam apie vaiko pinigus, prisiminkim, kas atsitiko vakarų Europoje. Kada tų vaiko pinigų pasimti, vyksta iš viso pasaulio žmonės. Ir čia jau siejasi su migracijos reikalais. O apskritai apie vaiko pinigus aš norėčiau, kad pašnekėtų Kazimieras Juraitis, 6 vaikų tėvas. Mikrofoną, ponia Juraitė. Trakų Vievio rinkiminė apygarda. Šiaip jau užauginau arba dar auginu 7 vaikus, o 2002 metais už sunkiai auklėjimų paauglių projektus gavau UNESCO premiją, taip kad turiu supratimą apie vaikus ir apie šeimas. O noriu paneigti Ligito Kernagio teiginį, kad biedniokai neturi už ką auginti, reiškia, dėl to ir negimdo. Niekada gimdydami vaikų mes neplanavome pinigų,
O sėkmė mūsų šeimos daugiavaikės yra dėl ypatingo socialinio šeimos modelio. Ačiū Jums. Prašau, ponas Puteikis. Suprantu gerbiamo Juraičio asmeninį pavyzdį ir tikrai tai yra žavus pavyzdys, žmogus aukoja savo pinigus, augino vaikus savo ir, kaip suprantu, ir našlaičius paėmė, tai tikrai gerbtinas dalykas, bet dabartinė situacija, kada trūksta vaikų darželių Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, jinai kilo būtent dėl to įstatymo, kurį minėjo Ligitas Kernagis. Kai valstybė politiškai apsisprendė duoti šeimom pakankamai pinigų, pakilo vaikų skaičius, nes šeimos būtent gavo normalias sąlygas auginimui. Tai tai patvirtina kaimyninių šalių praktika. Šitą įstatymą reikia atgaivinti. Ponas Navaitis, prašau. Kai aš jau minėjau, kad visgi ir visi turbūt sutarėme, jog tame yra ekonominis ir nemenka sudedamoji dalis, ar šeimos turės vaikų, neturės vaikų, kaip tie vaikai galų gale bus aprūpinti. Ir šitą temą pasisakys mūsų sąrašo vienas iš lyderių, Audrius Stonys. Aš sutinku su daugeliu tų dalinių pasiūlymų, kurio nuskambėjo iš mūsų kolegų ir konkurentų lūpų. Atskirai norėčiau atkreipti dėmesį, kad Puteikis iš esmės gal netiksliai reiškia, bet parodė 106 tūkstančius kaip simbolis. Iš esmės nesocializuotų žmonės daugiau gimdyti ir gyventi. Bet nieks nepastebėjo. Nieks nepastebėjo, vėl toliau varo apie vaikus. Iš tiesų, tai gali paskatinti emigraciją. Ačiū Dievui, kol kas mums šitas negrėsia. Bet svarbiausias dalykas, tai yra, kad būtų grąžinta valstybei gale rūpintis ir pareiga. Aha, grąžint, skuba, jau žiūrėjau, atvažiavom čia, jau žiūriu, skuba jau grąžintas galės. Lietuvos sąrašui ir suvokia, ką jie mąsto iš viską, jie čia šneka. Lietuvos tauta yra poetų tauta. Ar reikėtų, ponia Koli, dalį centrinės valdžios iškelti iš Vilniaus ir ką tai galėtų pakeisti? Tai nieko labai iš esmės Lietuvoje yra burtus. nėra labai didelė. Burtai krenta ir krenta. Jeigu geras šamanas mušo būgneliu, visi šoka aplink medį, iš medžių krenta gerybės. Taip pat gali. Mažiau ir davė. Kaip didžiųjų partijų debatuose buvo nuskambėta, jie negavo, nes jie nebuvo pasiruošę. Mes siūlom likusią ES struktūrinę paramą kartu su valstybės pinigais nukreipti į regionus, bet nukreip labai tikslingai, išsiaiškinant tų regionų žmonių kompetencijas, kuriant darbo vietas. Jo, likusi, bet ar taisyklės leidžia nukreipti regionų? Neleidžia taisyklės, tai mes nieko negalim padaryti. Sukuriant naujas darbo vietas. Mintis gera, bet nieks neleis nukreipti. Šiaip jau šitas paskutinė paramos dalis yra taikoma regionų. Kad galutinai jos sunaikinti. Kas dar liko? Visi bankai sužeikė į regionus, turi savo paslaugas. Verslas, kuris kuria darbo vietas regionuose ir darbo vietas, iš kurių žmonės gauna didesnius negu vidutinius atlyginimus, turėtų gauti lengvatas, už naujas darbo vietas taip pat lengvatas. Ta įmanoma yra padaryti, tą mes ir siūlom. Dar vienas labai svarbus dalykas, tai iš tikrųjų švietimo ir kitų paslaugų paketai regionuose. Žmonės turi jaust, kad regionuose jie yra reikalingi. Šiandien bet tu man pasakyk viena iš rimčiausių problemų yra Lietuvos Darius Kuolys žadėjo kaip problema. Lietuvai apie tai mes kalbėjom, dirbau Pilietinės visuomenės institute. Ir praktiškai įgyvendinau rimtą tyrimą Lietuvos tauta. Būklė ir tai vaikai nemoka skirti trumpųjų, neilgųjų, rimčiausia demografija profesorė Vanda Stankūnienė ten kalbėjo. Jeigu demografinės tendencijos nesikeis, politika jų nekeis, tai bus didžiausia grėsmė. Bet po sąjūdžio tas sąjūdis valdė mes matom, kad per 10 metų tendencijos nepakilo. Nespėjo nieko padaryti. Visos, kad šiaip 4 metai kadencijos, čia 2 metai vidury darbų nutraukta. Po to įvyko kontrrevoliucija. Dalis, kurie sugrįžo ir ruošėsi išvažiuoti vėl, jie sako, jie nemato Lietuvos perspektyvos. Taigi atvert Lietuvai perspektyvą yra pagrindinis politikų uždavinys šiandien. Ponas Paulauskas. Apie vidinę migraciją, aš suprantu. Tuštėja ne tik Lietuva kaip visuma, bet ypatingai tuštėja rajonai, regionai ir daugiausia traukia Vilnių žmonių. Tai štai skaitau iš mūsų programos keletą punktų. Valstybinių įstaigų iškelimas į kitus miestus, mokslo įstaigų perkelimas į regioninius centrus, vaiko pinigai regionuose didesni nei Vilniuje, Kaune, Klaipėdai, didesnės mokestinės lengvatos įsigijant būstą regionuose ir panašiai.
yra Čia kažkas visas nebeišsidargiškas mūsų pasiūlymų, kaip sustabdyti Šiaip, vidinę jeigu yra veiklą valdžia, jinai pajėgi tą padaryti. Nes iš esmės čia visi Tai tokia ministerija būtų ten nėra ginčo tarp šakiuose. Konservatoriai žadėjo sukurti silicijos kažkokia slėnį. valstybinė įstaiga. Tai jie dar savo pažadų šiek tiek įgaus gyvybės. Tai vat galėtų iš karto Darbuotojai ten rajonas ir statysis namus, ten eis į mokyklą į vaikai. Ir tas miestas gerų investicijų. pradės Taip, investicijų čia reikia didelių. Ir neužteks europinių fondų. Du žodžiai. Čia mes nieko naujo nesugalvojame. Investicija ir platforma. Grįšiu prie to, ką pačioj pradžioje pasakiau. Nu, kas iš tų gražių Rolando Paulausko ar Dariaus Kuolio pasiūlymų, jeigu Lietuvoje, gerbiamas Rolandai, tai jūs neapsimetinėkit čia naivolių. Dabar įsivaizduokit, pagal jūsų programą kažkas ten statoma, arba pagal Dariaus Kuolio programą perkeliamos ministerijos. Va, kuo baigsis. Pinigai? Bet jis rodo tą dėžutę su 106, bet neskleidžia recepto, kaip padarys. Jis sako, blogai, tai turi būti panaikintas, tai 106 tūkstančiai, to neturi būti, jie sutvarkys, bet jie neskleidžia kaip. Galėtų pasakyti, dėžutė per didelį, kad ją atsiprašau, kolegos, leiskit pabaigti. Reiškia, jūsų gražų sportų nameliai sugriūna atsimušę į atkatų sistemą. Bus viskas išvogta, jeigu nebus įvesta normali civilizuota europinė pirkimus, kas nors vagia, nieksgi ten nevagė. Įteisino. Alkoholinio gėrimo ten yra pakuotė. Nu be abejo, kad dalytos. Gerai, atsiprašau. Jisai sakė, kaip padarys. Prašau, ponas Navaitis. Jeigu bus viskas išvogta, jeigu nebus kalbame apie laimės ekonomiką, apie ekonomiką orientuotą iš BVP į BNL, bendrą nacionalinį laimės lygį. Jeigu nebus atkatų sistemos. Lietuvoje atlyginimas trečdaliu, mažesnis negu Estijoje, o sukuriama produkto tiek pat. Žmonės sugebėtų užsidirbti ir regionuose, jeigu būtų kitaip apmokestinti. Norėčiau, kad man pritartų, padėtų Sakalas Gorodeckis. Tai kiek girdžiu kolegų klausimus ir komentarus, tikriausiai visi pamiršta, kad visų pirma reikėtų mažinti biurokratinę naštą, nes biurokratų kiekis nemažėja lygiai taip pat, kaip mažėja Lietuvos gyventojų. Ir kas tą naštą sumažins biurokratų? Kilnoti biurokratų į kažkokį kaimą, rajoną. Jie visi kartu paėmus gali tikėtis kiek vietų. Tai iš visų siūlymų yra labai paprastas, kad pragyvenimo lygis skiriasi ir mokestinės bazė irgi turėtų pradėti skirtis, kas turėtų prilaikyti tos žmonės tose vietose ir gauti daugiau pinigų. Tai nereiškia, kad atimam mokesčius iš kažko tai, bet pradedame diferencijuoti ir duoti laisvę tiems miestams priimtos. Tada galbūt tai kitaip iškris. Ačiū, laikas, prašau, studijos auditorijas nuimti plakatus. Tai yra viena iš debatų taisyklių. Darius Kuolys, prašau. Aš papildytų dėl regionų politikos mūsų Lietuvos sąrašo narys Egidijus Visockas, kuris yra Prienų savivaldybės administratorius, ir jie pakeitė labai rimtai patį klimatą Prienuose. Žmogus dirbęs mokytojų kovoja su korupcija, ką ragina daryti Naglis Puteikis Prienuose, buvęs beisbolo lazdomis sumuštas, dabar administratorius Prienuose ir su piliečiais kūrė laisvesnę, gyvesnę Prienų atmosferą. Egidijau, žodis jums. Labas vakaras. Iš tikrųjų, kaip ir minėjau kolega Darius, regionuose yra problema ir didelė problema ir Lietuvos sąrašas ir siūlo europinės investicijas nukreipti į regioną, sukurti darbo vietas, bet labai svarbus dalykas - leisti regionuose žmonėms spręsti patiems, kur tas investicijas nukreipti. Bet man atrodo, kai kalbės didžiosios partijos, socialinių išmokų problema turi būti sprendžiama pačių žmonių. Darbo vietas ten. Taip, Naglis Puteikis. Galim lažintis iš gero darbo vietų. Jeigu darbo kodeksas bus toks kaip šiandien, tai jokių darbo vietų nebus, žmonės toliau emigruos ir dar smarkiau. Aš nesilažinčiau. Galėtų mūsų koalicijos partneris ir narys. Neturi ką užstatyti. Pirmininkas Kęstutis Jukinis. Sveiki. Manau, kad šiandieninis darbo kodeksas iš tikrųjų varžo žmonių teisės. Jeigu regione žmonės išvažiuoja, tai manom, kad atėję koalicijai sąjungiečiai, kurių daugumą pasitikė mumis, balsuos už mus ir suteiks tokią galimybę Seime atstovauti juos, mes stabdysime šį darbo kodekso. Čia yra pareiškimai. Čia kas spėjai pasakyti per minutę. Visas prezidentės pataisas kartu su socialiniam grupėm. Čia kaip žinai, man tai primena žaidimą. Klausk, atsakome čia. Kas tiksliau pasakys, kas pasiruošęs geriau atsakyti. Man labiau patinka, jeigu auksinis protas, kadangi sakau, nėra šou tokių elementų, kurie tik laiškai užima ir tų įžanginių vedėjų
jau labai naivu. Čia žaidėjai daug kalba, tai yra gerai. Pasieksime savo rezultatą. Ir jie patys azartą jaučia. Jūsų klausimą, nes mes ne apie viską apskritai šnekame, o šnekame apie vidinę... Regionus. Taip. Tai aš dabar ir nebesuprantu, ką mes turim šnekėti, ar apie kovą su korupcija, ar apie migraciją vidinę. Na, partijos turi teisę kalbėti į temą. Gerai. Bet tada žinot, koks kyla klausimas. Kaip aš turiu elgtis, kaip turi elgtis suaugęs žmogus, kada mato, kaip kitas suaugęs žmogus vilioja tokią nesupratingą mergaitę su saldainiais. Kaip jis turi elgtis? O aš matau šitoj studijoj tokį faktą. Ir aš nežinau, ką aš turiu daryti. Yra ir supratingų mergaičių. Taip, bet orientuojama į nesupratingas mergaitės. Jeigu supratot, apie ką aš kalbu, aš kreipiuosi į žiūrovus. Taip, kad būkite atsargus žiūrovai ir nepasiklyskit tose vilionėse. O šiaip jau kalbant apie regionų politiką, nieko nekainuoja valstybinių įstaigų perkelimas, tiesiog jos tą patį biudžetą naudos kitam mieste ir tas miestas pasidarys gyvesnis. Tas perkelimo išlaidos, perkelimo firmos, ką jūs kalbat, tai jūs tarsi Lietuvoje negyventumėt. Visur atkatai. Supratau. Ponas Kolys. Ramunė Jurkuvienė, daktarė Ramunė Jurkuvienė norėtų papildyti šią temą. Regionuose yra nepaprastai daug senų žmonių, ligotų žmonių, kurie realiai beveik negauna jokių paslaugų. Ir tai yra galimybė Lietuvoje duoti paslaugą seniems. Važiuoja žmonės į Vokietiją, slaugo senus, o mūsų žmonės yra užleisti. Ir jeigu mes iš konteksto net neįtartum, kad rinkimai nebūtų probleminė laida. Probleminė tokia televizijoje liuks arba paslaugas ir tuo pačiu naujas darbo vietas. Reiškia, kad tą krizę paverstumėm galimybę. Tik vedėjas mažai kišasi, tai taip kažkaip po jo sugrįšime į studiją tęsti debatų su 4 partijomis. Priminsiu, kad diskutuojame su antikorupcinė Naglio Puteikio ir Kristupo Krivicko koalicija, politinė partija Lietuvos sąrašas, Lietuvos liaudės partija ir Stanislavo Buškevičiaus ir tautininkų koalicija prieš korupciją ir skurdą. Likite su Lietuvos televizija. Man reikia atsigauti. Labai daug informacijos. Atsigauk. Kai jaunus žmonės drasko prieštaringi jausmai. Čia grįžai vėl karą. Toks laikas. Kai privalai pasirinkti. Kaip supratau, pusę laiko žmogui. Ar pareiga tėvynei. Taip, aš laukiuosi kūdikio. Kas patikės, ir aš vienas. Gali būti. Tai čia tu, panelė, lietuvių šnipė. Aš esu oficialus Lietuvos valstybės pasiuntinys. Jokios Lietuvos nėra. Ir jokios jos vyriausybės taip pat nėra. Yra tik viena nedaloma Rusija. Užduotis labai pavojinga. Aš padarysiu viską, ką galiu. Netgi daugiau. Tik atkurtos ir labai pažeidžiamos Lietuvos valstybės likimas. Tu ką, bandysi atsišaudyti beprotybę? O ką? Pasiduok! Pasiduok! Kitaip aš tavo bobą ištaškysiu smegenis. Gerai, paleisk, aš su tavimi eisiu. Pasirinkimo kaina. Tėti! Serialas Laisvės kaina. Savanoriai jau greitai per LRT televiziją. Tulpinių lyderio sulaikymo operacija pasruvo krauju. Leidžiamos paskalos, kad buvo sušaudytas Čeponis, kad buvo iš karto tikslas jį likviduoti. Psichologiniai pareigūnų žaidimai apklausų kambaryje. Buvo stebima, kaip jis elgėsi po tų pokalbių, miega, nemiega. Apsupties žiedas aplink tulpinius gniaužiasi. Nematoma Lietuvos istorija. Pirmadienį po panoramos. Garsių Lietuvos vyrų ir moterų dienoraštis Lietuvos kariuomenėje. 12 valandą priešą! Artilerija! Prievanga! Tai buvo kažkokia katastrofa. Ryškėja lyderiai ir outsideriai. Nevykėlių pasijutau ne vieną kartą. Laimės pilnas akis, žvyro irgi. Sekmadienį 16:20 per LRT televiziją. Tai yra iš tikrųjų tikri vyrai, tai yra tikri vyrai. Yra vyrų, kurie sulaukia 40 ir daugiau neskuba vesti ir kraustytis iš tėvų namų. Nori, kad jie rūpintųsi kaip vaiku, bet turėti suaugusiųjų privilegijas. Šri Lankos sala valstybė, kartais jie vadina rojumi, bet ten tautų ir tikybų maišatis. Tik baigėsi pilietinis karas, o tęsiasi 30 metų. Dabar klesti. Pasikalbėsime, kai susitiksime.
Pranešimas apie galbūt girtą vairuotoją. Ir nusprendžiau pasielgti pilietiškai. Kodėl pavojų keliantis vairuotojas sugebėjo pasprukti? Vaikai ir klausė, kada pasirodys policija. Kita tema – atsargiai. Atėjo raguočių poravimosi metas. Jam tas atitvaras galbūt kartais ir nelabai svarbus. Grėsmės ir avarijos, dėl kurių vairuotojui skaudės galvą. Keliai mašinos žmonės penktadienį 19 val. Per LRT televiziją. Auksinis protas – tai ne tik žinių patikrinimas. Tai tikras etiketo egzaminas. Jūs labiau neišauklėtis, negu iš tiesų aš galvoju. Mano auklėjimas krenta, bendraujant su jumis kiekvieną dieną. Įdomus klausimai. Ką ten jūs vis kuždat? Ir linksmi atsakymai. Jeigu vyras damai kužda kažką į jausį. Praeiviai klausia, ką? Rytoj, 21:30 per LRT televiziją. Apie tai, kas sunku ir skaudu. Apie holokaustą. Įvairiais gyvenimo momentais pasakodavo. Ypač išgėrė apie tuos baisumus. Apie nužudytus žydus. Tai darau išvadą, kad šaudymo metu rabinas meldėsi. Istorijos detektyvai šiandien 22 val. 30 minučių. Mes grįžtame į studiją ir tęsiame debatus. Primenu, kad šį vakarą diskutuoja antikorupcinė Naglio Puteikio ir Kristupo Krivicko koalicija, politinė partija Lietuvos sąrašas, Lietuvos liaudės partija ir Stanislavo Buškevičiaus ir tautininkų koalicija prieš korupciją ir skurdą. Metas užduoti trečiąjį klausimą, jį atsakys ponas Rolandas Paulauskas. Pone Paulauskai, Lietuvoje ima trūkti darbo jėgos. Ar reikėtų skatinti darbuotojų atvykimą iš ne ES valstybių? Čia klausimas, kaip čia pasakyti, jis nueina į smulkmenas iš tikrųjų. Reikėtų kalbėti apskritai apie imigracijos reikalą. Ir visos, sakykime, viltys Europos Sąjungos, kad imigrantų pagalba galima susikurti darbo rankų pakankamai, išvirto į grandiozinę problemą vakarų Europai. Tai visi tie verslininkai, kurie Lietuvoje kelia panašius klausimus, tai reikėtų nuvažiuoti jiems ir pasižiūrėti, į ką išvirto tokie patys planai, kur nors Olandijoje, Belgijoje, Vokietijoje ir panašiai. Šiandieną trūksta darbo rankų, trūksta. Dėl to, kad didelė dalis žmonių išvyksta iš Lietuvos, vedini neaiškių tokių romantinių svajų, kad ten galima gyventi geriau ir uždirbti daugiau, nors jau šiandien Lietuvoje yra specialiai paprastų šaltkalviai, suvirintojai ir panašus darbai. Šiandieną galima dirbti ir uždirbti Lietuvoje. Bet tai, kad mes gyvenam tokioj milžiniškoje migraciniai bangoje, tas iš mūsų išplauna mūsų pačių darbo rankas. Ir čia reikėtų kalbėti, kokias kito priežastys. Adresuoju ir žurnalistams kalbėti. Nes mūsų žiniasklaida sukuria tokį vaizdelį, kad kažkur vakarų Europai pinigai ant medžių auga. Ir didelė dalis mūsų jaunuolių yra užsikrėtę va tokią, aš sakyčiau, mada netgi išvykti iš Lietuvos. Nes dažnai jie tarpusavį, kai šnekasi, tai jeigu tu neplanuoji išvažiuoti, tai tu esi kažkoks toks, runkelis, kaip jie sako. Ir tai yra, klausykit, tai yra vilnioniškai rimta problema visų, ir ne tik čia, kurie mes kandidatuojam, bet ir žurnalistų. Ir visos visuomenės. Ir negalima juokauti šitais klausimais. Nes jeigu mes galų galę mes jau kalbam apie emigraciją, ne gyventojų skaičiaus mažėjimą, o emigraciją. Ir tą emigraciją reikia stabdyti žūtbūt. Ir aš žinot, kaip pasakysiu, vieną sakinį. Mūsų žmonėm, kurie išvyksta. Jūs manot, kad išvykstat į geresnį ateitį. O aš sakau, jūs išvykstat tik į geresnę dabartį, kuri nuolat daugėja. Aš turiu omeny vakarų Europos šalis ir paskui kalbėsim, kodėl tada. Darius Šolys. Iš tikrųjų, jeigu pažiūrėtume, kas dabar imigruoja į Lietuvą, 80%, per 80% yra lietuviai reemigruoja. Bet jie reemigravę, sugrįžę į Lietuvą, tuoj pat apsidairė čionai, vėl ruošiasi bėgti. Ir apklausos rodo, kad jie bėga ir dėl to, kad Lietuva neturi aiškių perspektyvų. Mes turėtume skatinti pirmiausiai reemigraciją, savo išvažiavusių žmonių sugrįžimą
ir pensijinio amžiaus su pinigais, žadėdami jiems orę ir gražią senatvę gražioje Lietuvos gamtoj, mes turėtume skatinti grįžti jaunimą ir panaikinti partinį nepotizmą. Turi būti jaunimui, išsilavinusiam jaunimui atvira Lietuvos tarnyba, ne giminėm partinių žmonių, bet gabiausiam Lietuvos jaunimui. Akademinės vietos turi būti atviros jiems. Dabar Lietuva veikia kaip išstumiantis mechanizmas. Mums nereikia gabiausių, mums nereikia ambicingiausių, labiausiai išsilavinusių žmonių, Harvardus, Cambridge'us baigusių, jie už durų lauke. Reikia keisti iš esmės šitą politiką. Ponas Navaitis. Gražiai užsiminta, bet apie reemigracijos ar emigracijos iš dar kažkokių šalių problemas, tai pradžiai gal tik tų skaičius pasakyti. Šiuo metu Lietuvoje yra apytikriai 40 000 turinčių leidimus gyventi, iš jų šiek tiek daugiau iš ES šalių. Mes esame ES ir todėl klausimas, ar tie žmonės gali atvažiuoti ir išvažiuoti, nėra toks jau aktualus. Mūsų įsipareigojimai ir teisės. Klausimas buvo jūsų apie kitas šalis. Tai 20 000 dar pridėti kažkiek, tai yra tokie menki dydžiai, kad tik tai verslininkai, kurie nori, jog nereikėtų mokėti normalių atlyginimų, jie ir iškelia tą klausimą, kad apie jį galima kalbėti, tegu atvažiuos kažkas tai ir pigiai dirbs. O iš tikrųjų mums reikia, kaip ir gerai buvo pasakyta, siekti, kad kuo daugiau mūsų tautiečių grįžtų čia ir gautų normalius atlyginimus, o iš kur juos paimti jau esu minėjęs. Naglis Puteikis. Apie darbo jėgos įvežimą Kristupas Krivickas. Pradėsiu nuo darbo jėgos išvažiavimo. Žmonės iš Lietuvos išvažiuoja dėl mažų algų, kurių negauna ir niekaip nesulaukia didėjančių iš darbdavių. Ir mane pribloškė interviu Jolantos Blažytės, buvusios Viktoros Uspaskich žmonos, koncerno Vikonda savininkės, kur jinai atvirų tekstų Šeštadienio Respublikoje išdėstė, kad dirbantieji Lietuvoje jai yra didžiausia problema, nes pradėjo per greitai augti jų algos. Todėl darbo kodeksas yra labai geras, bet jis skirtas pigesniem baltarusiams įsivežti, o mūsiškiai tegul važiuoja emigruoja. Ta sako koncerno didelio, kur dirba šimtai žmonių, vadovė. Tai to lygiai tą patį galvoja, bet nepasako ir kiti didieji darbdaviai apie tai, kad jie pelnus savo didinasi, auga BVP, viskas gerai. Bet kada ūgtelėjo 8% darbo užmokestis, jie tai pratraktavo kaip grėsmę jų koncerno pelnui ir tada pasakė, dabar jums sukursim darbo kodeksą, jeigu jums nepatinka, jūs važiuokite į užsienį. Kad lietuvis grįžtų namo ir atsivežtų čia darbo rankas, reikia tam tikro susivokimo savyje. Apie tai Justas Kauminas. Šiauliai, Saulės apygarda. Būdamas emigracijoje, suvokiau, kad aš vargšas lietuvis, be savo namų, šaknis ten, o aš čia. Klausiu, kas aš esu. Pasiklydęs Stokholme, Osle ar kur kitur. Mintimis aš vis ten. Paklaus savęs, kur kitur. Ką paliekam vaikam? Ar gerbiam save? Jei nesitvarkom net patys kieme. Nerūpi neskaudų už artimų žmonės. Lietuvį pabusk. Ar neturi tų svajonės? Ačiū. Ačiū Jums, Gediminas Navaitis. Primena kaip Ezopą. Ką mes manome, ką mūsų koalicija mano apie atvežamus darbuotojus iš ne Europos Sąjungos. Tai svajoja apie užsienį. Labas vakaras. Turi svajonę. Viskas veikia. Labas vakaras. Na, pirmiausia, reikia tiesiai ir aiškiai vardyti, dėl ko bėga žmonės iš Lietuvos. Jie bėga į užsienį todėl, kad negauna Lietuvoje pakankamų pajamų. Tau skambučio melodiją reikia pasikeisti. Kada trūksta darbuotojų, teoriškai viskas suponuoja tai, kad galbūt galėtų kilti atlyginimai, nes pati rinka reguliuoja. Kada darbdaviams trūksta darbuotojų, jie yra priversti kelti algas. Bet čia yra vienintelė problema, kaip pasipriešinti lobistų prašymams ir reikalavimus įsivežti iš ne Europos Sąjungos šalių pigių darbuotojų. Išsakykim problemas. Tam turi būti pasipriešinti. Išsakykim problemas. Supratote. Visi teisingai šneka, bet jeigu Lietuva nebus lietuviška, jos nepriklausomybė neturės jokios prasmės. Reikia žinoti, kad praėjusiais metais iš Lietuvos emigravo net 45 000 žmonių. Tai yra rekordas. Ačiū Jums, ponas Paulauskas. Dar sykį kartoju. Bet koks imigrantų atvažiavimas į Lietuvą duos tokį rezultatą, kurį mes matom šiandieną vakarų Europoje. Ir reikia apsispręsti Lietuvos visuomenį. Ar mes šito norim, ar tokia visuomenė tenkinama, o jokio kito rezultato būti negali.
Nes Europos praktika kelių dešimčių metų parodė, kuo baigėsi tikėjimas, kad kažkas atvažiuos pas jūs dirbti, juodus darbus, galų gale mes patys lietuviai, kurie vyksta į Vakarų Europą, jie turi dirbti juodus darbus, bet kiekvienas norigi paskui pretenduoti visai į kitą lygmenį. Ir tada visuomenė iškyla grandiozinės problemos, kurios jau yra nebeįsprendžiamas. Aš čia kalbu jau apie migrantų reikalus, aš tikiuosi, mes dar kalbėsim apie tai. Darius Kuolys. Aš noriu, kad į mūsų diskusiją įsiterptų profesorius Antanas Kulakauskas, kuris tom temom skiriasi yra daug akademinio dėmesio. Visų pirma, mes turėtumėm pripažinti, kad demografija, emigracija viršijanti arba siekianti pasaulinius rekordus yra ir Lietuvos išlikimo savimi, ne bet kuo, o savimi ir nacionalinio saugumo problema. Žodžiais jau seniai deklaruojama, bet politiniam lygmenį tai nėra pripažinta. Ne verslininkai už tai atsako, o politinės sąlygos valstybės politika. O dar tiksliau ir pati politinė sistema, atskirai paėmus, ne viena politinė partija, nei čia susirinkusios, nei didžiosios partijos ar jų koalicijos neišspręs šitų problemų. Prašau, ponia Puteiki. Gerbiamas Antanas Kulakauskas, mano mylimiausias mokytojas, dėstytojas buvo Vilniaus universitete, bet vis dėlto šį kartą aš kategoriškai nesutinku, yra kas išspręs, Ligitas Kernagis. Ačiū, sprendžiu. Noriu kreiptis dabar ne tik į studijos svečius, bet noriu kreiptis į televizijos žiūrovus. Ar jums teko kada nors girdėti, kad Seimo nariai arba valdininkai ministerijose susimestų pinigų, išsidažyti savo kabinetų grindims, išsiklijuoti tapetais sienas, išsibalinti lubas? Ir kas dabar darosi pradinėse mokyklose, kas darosi darželėse? Tėveliai meta pinigus tam, kad dažyti grindis, sienas, atnaujinti savo inventorių. Paprastas sprendimas. Šiuo metu knygą storais viršeliais, spalvotom nuotraukom, 400 puslapių išleisti savikaina yra maždaug apie $1,5 euro. Pratybos 100 puslapių plonais viršeliais, be spalvotų nuotraukų, kainuoja $8,5 euro. 8 kartais skirtumas. Ar matot, kad čia vėl šaukštai ir šakutės? Ta pati korupcija. Štai kur mūsų pinigai. Gediminas Navaitis. Kada kalbame apie imigraciją į Lietuvą, pigios, kitaip nepavadinsi darbo jėgos, tai neturim pamiršti, kad tuo yra suinteresuoti. Pirmiausia, tai suinteresuotas didelis verslas, kuriam reikia mokėti mažesnius atlyginimus, apie ką čia jau ir kalbame. O jau apie atlyginimus, tai prašau. Verslas, kuris dabar agituoja už tokią imigraciją ir tikisi laimėti, išlaikydama žemus atlyginimus, praktiškai apsirinka. Kodėl? Todėl, kad reikia žiūrėti truputį toliau negu artimiausia diena. O tai reiškia, kad pirmas dalykas, imigrantų tik pirmą kartą rimčiau dirba. Antras dalykas, jie sukūrė savo aprūpinimo sistemas, reiškia mūsų mažmeninė prekyba iš jų atvykimo praloš, o nelaimės. Toliau, auks mokesčiai, nes didės socialinės išlaidos išlaikyti, tarkim, didelės musulmoniškas šeimas, kur mes žinom, kad moteris nedirba, vaikai taip pat. Ir daugiau socialinių ir ekonominių problemų, nekalbant apie kriminalą. Išaugimą, kurios laukia, jeigu bus masiškai pradėta imigracija. Sutarkim po pusę minutės Darius Kuolys, po to Rolandas Paulauskas. Nemanau. Profesorius Antanas Kulakauskas savo, kad politinės partijos neišspręs problemų, jeigu veiks vienas. Lietuvos sąrašas savo, kad reikia sutelkti intelektualinį Lietuvos potencialą šiandien šitom problemom spręsti. Ir kas yra svarbiausia, kad mes iš tikrųjų kalbėtume labai atvirai. Verslas turi deklaruoti savo interesus ir nesislapsyti nuo visuomenės. Lietuvos valstybė turi stabdyti ir visuomenę savivaliavimą, verslo savivaliavimą, jeigu norima išstumti lietuvius
kad įsivežta būtų pigesnė darbo jėga. Šitie dalykai turi būti stabdomi natūraliai. Bet kitas dalykas, mums gali būti reikalingi ir naudingi aukštos kvalifikacijos imigrantai ir, pavyzdžiui, verslininkai, padorūs verslininkai iš rytų, jeigu jie ateina su savo kapitalu, čia kuria darbo vietas, bėgdami nuo despotiško režimo. Ponas Paulauskas. Žiūri šiek tiek toliau už dešros ilgį ir dar sykį sako, kad išvykstantis ir grįžtantis turi remtis visai kitom nuostatom. Elona. Emigrantė, kaip man atsibodo klausyti visų tų kalbų. Milijonas mūsų išvažiavusių. Čia sėdim, mes 5 emigrantai. Mes iškeliavom, išvažiavom, vėl grįžom, išvažiavom, vėl grįžom. Atsibodo man važinėti, aš sėdžiu čia. Ką dar reikėtų daugiau padaryti? Kalbam, 25 metus darom ir kalbam. Bet grįžai, tai ne dėl dešros. Aišku, ne dėl dešros. Nes vienintelė šeimininko teisė yra va čia. Visur aš kitur esu svečias, visur kitur esam juodadarbiai, šiandien išpuoliai anglai prieš lenkus, prieš lietuvius. Ir mes visi taip tikim visom tom šalim. Ten visur tas pats. Ačiū Jums. Metas užduoti 4. klausimą ir jį užduosiu ponui Gediminui Navaičiui. Pone Navaiti, koks bus ar kokie bus jūsų pirmieji žingsniai stabdant jaunimo emigraciją? Ta klausimą, sakyčiau, lengva atsakyti, nes galiu jau remtis tuo, ką teikiau, kokias įstatyminės iniciatyvas būdamas Seime. Viena iš tų iniciatyvų buvo, prašau atidžiai įsiklausyti, kad įmokos už studijas būtų apmokamos išstudijavus pajamų mokesčio. Tai reikštų, kad kiekvienas, nepriklausomai nuo materialinės padėties, gali studijuoti pagal gebėjimus. Ir tai taip pat reikštų, priėmus tą įstatymą, kad atsirastų 2 galimybės. Arba dirbti Lietuvoje, arba susimokėti už mokslą ir važiuoti ten, braškių skinti į Airiją ir panašiai. Tai pavyzdį pateikiau. Tokių iniciatyvų gali būti pakankamai daug, kurios kaip tik ir nukreiptų jaunimą. Viena iš problemų, manyčiau, susijusi tiesiai su jaunimu ir ne tik su juo, tai kokį Lietuvos įvaizdį mes kuriame. Aš vėlgi, kaip mėgstu, pateiksiu konkrečius faktus. Buvo atliktas tyrimas. Miniu tik vieną laikraštį, galbūt jums tai artima, Lietuvos ryto UABas, 55% pirmojo puslapio temų yra skiriamos nelaimėms ir nusikaltimams. O užsienio laikraščiuose, pavyzdžiui, lenkiškoje Žečpospolitoje 2,4, amerikietiškame New York Times 2,9. Tai manau skaičiai, kai mes jais kalbame konkrečiai, pakankamai iškalbingi. Nes kas patikės, kad Lenkijoje 21 kartą mažiau nusikaltimų negu kad Lietuvoje ir mažiau katastrofų. Ir kada sukuriamas toksai vaizdinys, kad Lietuva bloga vieta gyventi ir kada tai yra to, kaip minėjau, informacinio karo prieš Lietuvą rezultatas, tai ir turime žmonės, kurie neįvardina, kas tą karą vyksta Lietuvos rytas. Ten, kur geriau. Rolandas Paulauskas. Aš pratęsiu kolegos mintį. Yra didžiulis uždavinys švietimo sistemą. Vėlgi sakau, žurnalistų. Apie tai negali pakalbėti. Jokių būdų. Skleisti. Užspringsi, aš mūsų partijos ištrauką programos. Kad aš esu tik dalis mes ir svarbiausia pareiga to aš, pratęsti savo tėvų pasaulį čia, Lietuvoje, toliau. Supratimo diegimas, kad Lietuva yra vienintelė vieta pasaulyje, kur pačiu savo gimimo faktu esi savo vietoje ir turi visas šios žemės šeimininko teises. Niekur kitur tokios vietos pasaulyje nėra. Kas tą gali vaikui išugdyti? Mokykla ir žurnalistai. Ir daugiau niekas. Jeigu vaikas neturės augdamas va šito suvokimo, kad čia yra ta vienintelė vieta, kuris turi teisę ir balsą kelti, ir su korupcija kovoti, ir panašiai, tai tada be abejo jis važiuos po pasaulį, nes jo čia joks inkaras nelaiko. Ir štai tą inkarą mes turim visi kartu vaikuose ugdyti. Nėra kito būdo, kolegos. Ir čia yra subjektyvi emigracijos priežastis. O darbo stoka, gerų atlyginimų stoka, tai yra objektyvūs dalykai, bet yra ir šita subjektyvioji pusė. Darius Kolys. Štai pasižiūrėkime, susirinko ES galvos visai neseniai ir pasakė, kad Europa tuoj pavasarį kitų metų turės savo viziją.
Tuo pačiu metu prezidentė, Respublikos prezidentė šią vasarą pasakė per metinį pranešimą, valstybė praranda strateginę kryptį. Kas norės gyventi valstybei, kuri neturi krypties, kurios vadovas sako, šitas laivas neplaukia, neturi krypties. Tai pirmiausia, jeigu mes norim jaunimą išlaikyti Lietuvoje, mes turim Lietuvai duoti kryptį. Ta kryptis turi politikų būti kuriama su visuomenė. O Europa dar neturi vizijos, dar jie tik pavasarį turėjo. Ir todėl ir dingo. Tyrimai rodo šiandien, įėjo kaip į mišką ir nebėra takelio. emigruoti bėgti iš Lietuvos. Bet kitais metais jau bus. Ten pravalys, su mečetėm prakirs ir turėtų šviesa. Bet 66 laiko save patriotais. Ir tie, kurie laiko save patriotais, jų mažiau nori išvažiuoti. Vadinasi, jeigu mes švietimo sistemą tvarkom, galim stabdyti emigraciją, bet turi būti ir piliečių teisės laisvės. Naglis Puteikis. Konkrečius pasiūlymus, kaip išlaikyti jaunas šeimas, jaunas mamas, jaunus tėvus, pristatys Gitana Nevulienė. Dar perduodamas mikrofoną, aš noriu pasakyti, kad tik žurnalistų ir žiniasklaidos dėka Lietuvos visuomenė ir visi žmonės sužino apie blogus politikų darbus. Tai kuo daugiau žurnalistai dirbs ir demaskuos, to bus geriau. Esu Gitana Nevulienė. Kieno dėka? Turiu labai nemažai pedagoginio darbo stažo, todėl tikrai pažįstu Lietuvos jaunimą. Jie yra drąsūs, veržlūs, kūrybingi, ambicingi. Šiandien Lietuvos jaunimui labai reikia smulkiam verslui palankesnių sąlygų. Vaikai sukuria naujas darbo vietas, naujas technologijas yra įvaldę. Tačiau kiekvienoj ministerijoje praktiškai, kiekvienam biudžetiniam darinyje yra atidaromas po kabinetas praktiškai, kur pasodinamas savas žmogus, kuris tuos vaikus smaugia. Vaikai pasiėmė paskolas, mokesčių net laiko, išvažiuoja. Jeigu šiandien paklaustume pas emigrantus, jaunus žmonės, kas juos išvarė šitie dalykai. Ir dar labai svarbu Lietuvoje keisti požiūrį. Keisti požiūrį netgi į tai, kad sudaryti sąlygas auginti vaikus. Aš manau, kad jaunos šeimos ir ne tik kurios augina vaikus, tai turėtų vaikų auginimas būtų prilygintas darbui. Gediminas Navaitis. Mes kalbam šiuo atveju apie vertybės, kad jauni žmonės turėtų tas vertybės ir įsivaizduotų Lietuvos perspektyvą. Tai apie vertybės ponas Eigirdas. Norėčiau pratesti tą prasme, kad pirmiausia, jaunimas turi gauti kokybišką išsimokslinimą, dėl kurio kartais kenčia dėl mūsų aukštųjų mokyklų nesugebėjimo šitą įgyvendinti. Bet negauna ir negaus. Konkurencingas ir antra, jie turėtų matyti perspektyvą, galimybę savo žinias panaudoti Lietuvoje. Jau čia buvo minėta žodis nepotizmas ir ypač dėl to kenčia dalis jaunimo. Konservatoriai dėl to kenčia labai. Konkursuose laimi susitarimai, pažintys ir kiti dalykai. Ir todėl geriau pasirenka užsienį, negu kad vargus Lietuvoje. Man atrodo, jaunimas pamatęs tos kalbėtojus tikrai nesusivilios čia likti, apsisukti ir išvažiuos. Aš pratęsiu Dariaus Kuolio mintį. Kada Europos Sąjunga Bratislavoje bandė suformuoti kažkokią Europos vieningos viziją ir nieko nepavyko, tai aš ir kalbu, kad mes turėtume kažkaip tam jaunimui blaškytą romantizuotą supratimą tų vakarų, nes nėra ten to gyvenimo, kurioje tikisi. O tas toks neteisingas įsivaizdavimas šiandieną traukia iš mūsų, traukia syvus. Ir koks yra mūsų pagrindinis šūkis? Nuo 92 metų mes jį kartojam. Ne į rytus, ne į vakarus, o į Lietuvą. Čia ir dabar. Dėl to, kad niekas už mus neišspręs mūsų problemų. Tik mes patys. O šiandieną dar labai gyvas tas įsivaizdavimas, kad kažkas kitas gali už mus išspręsti mūsų reikalą. Darius Kolys. Aš noriu, kad kalbėtų mokytojai, kurie jaunimą pažįsta, jį ugdo Dainora Eiginienė, lituanistė, Vilniaus Kristoforo gimnazijos mokytoja, prašom. Gaila, Andriukaitės apsiai išvažiavo iš Lietuvos. Įveiklos būdus turėtume kalbėti. Jeigu čia minime korupcijos įveiką, jeigu kalbame apie santykio išugdymą, tai be jokios abejonės pagrindinė ir labai svarbi švietimo misija, kaip ir šeimos misija, bet ypatingai aukštosios mokyklos misija yra įsišaknyjimas, įpilietinimas, kad mūsų jaunimas ne tik tai neturėtų to, kaip čia sakoma, romantinio santykio, bet kad mūsų jaunimas turėtų kritinį
požiūrį, gebėjimą atsirinkti, kad jie žinotų savo teisės, žinotų savo pareigas. Iš kur atsiras Lietuvoje tas nepaprastas žmogus? Joks jaunimas nežiūri jau, o jeigu pažiūrės, tai kaip spiruoklė. Tik iš pakitusio ir mentališkai ir intelektualiai subrendusio jauno žmogaus. Tai įvietinimas, susaistymas negali mūsų vaikai prisirišti prie to, ko nepažįsta. Ačiū Jums, Naglis Puteikis. Aš nežinau, jokių būdų neligonė. Noriu, kad porą žodžių tartų Laura. Tiesiog čia pati situacija, tai yra tai, kad debatų nėra. Apgynė savo šeimą, savo vaiką, apgynė nuo visiems žinomo Alytaus mero Krasnicko, kuris garsiai pasakoja. Laura Radzevičiūtė. Tai iš tikrųjų, gerbiamas Edmundas sakė, koks yra pirmas darbas. Tai pirmas darbas nutraukti, ypatingai beje regionuose, vyraujantį nepotizmą. Situacijas, kai konkursai žinomi, kas laimės iš anksto. Šiandien dieną jaunimas baigęs mokslus negalvoja, kaip ruoštis egzaminui konkursą, bet kur rasti kokį dėdę ar dar kažką. Dar daugiau pasakysiu. Jeigu duok Dieve laimi konkursą, kas atsitinka? Zadanijų politika, kas nutiko beje ir man. Tu turi vykdyti kažkokių politikų, kažkokius neteisėtus veiksmus, reikalavimus. Tai yra pirmas darbas - išvaikyti šitą žvogerių sistemą ir šitą visą zadanijų politiką, kuri tiesiog persismelkus ir ypatingai regionus. Suprantama, kad čia visų temų nepaliesime, bet man labai gaila, kad tik tai švelniai buvo užsiminta apie Europos Sąjungą. Ir kada apie ją užsimenama, tai tarsi pamirštama, kad Lietuva irgi yra Europos Sąjungos narė, kad tai yra mūsų sąjunga. Tačiau kada šiandien jinai pristatoma ir mes kalbame apie tas jėgas, kurios stumia Europos Sąjungą link federacinės valstybės. Yra kitos jėgos, kita politinė kryptis, labai menkai Lietuvoje dar atstovaujama, kuri mato Europos Sąjungą kaip nacionalinių valstybių, kaip tautų sąjungą, kurioje nacionalinė valstybė turi prioritetą. Kodėl mes vieni norim karas, kad tie klausimai, kuriuos šiandien nagrinėjame, migracija, jos sureguliavimas, galų gale, jeigu žmonės išvažiuoja iš Lietuvos, tai mes teikiame pagalbą kai kuriems kraštams. Gal jie galėtų už tą pagalbą ir susimokėti. Rolandas Paulauskas. Žiūrėkit, ką mes rašom apie emigracijos priežasčių šalinimo priemonės. Realios informacijos apie pasaulį ir globalius interesus klaida. Kada šnekam apie Lietuvą tokiam rakte, kaip šnekat jūs, tai susidaro įspūdis, kad mes esam patys blogiausi šitoj žemėje. Va, matot? O tai yra absoliučiai ne taip. Korupcija vakarų Europoje yra dar didesnė negu Lietuvoje. Tenais jos yra dar tokios formos, kokio Lietuvoje dar nėra ir dar greit nebus. O jūs sudaro tokį įspūdį, kad mes čia vieninteliai va tokie kažkokie gyvenimo nuskriausti. Va tai ir yra nerealus pasaulio vaizdo piešimas. O jaunimui reikia paaiškinti, koksgi tas pasaulis yra, į kurį jis važiuoja. Aš vėl kreipiuosi į žurnalistus, į valstybinį radiją ir televiziją, kurie duoda ganėtinai vienpusišką vaizdą tų pačių Europos valstybių. O ten dar sėkiai sakau, ten korupcija. Ar ten kokius jūs norite dar tokius? Sakau tokį dalyką. Kur narkotikų prekyba klesti? Lietuvoje ar vakarų Europoje? Kur prekyba žmonėmis klesti? Lietuvoje ar vakarų Europoje? Ir panašiai. Kur dirbo nelegalais mūsų žmonės milijonais? Ten, o ne čia. Ačiū. Į kalbas apie žurnalistus tikrai nesileisiu, bet Lietuvoje valstybinio radijo ir televizijos nėra. Darius Kolikis, prašau. Ramunė Jurkuvienė, kurie atlieka ir įvairius tyrimus dėl jaunimo. Čia jis gerai atšovė. Aš manau, kad jaunimas yra pakankamai orientuotas. Jis važinėja į užsienį, jis mato realią situaciją. Bet šiaip laida toks gražus klubas, jie daugeliu klausimų viens tam pritarė, kai kur padiskutuoja. Mes neperkam paslaugų. Vieni vieną kampą, kiti praplečia. Taip ir turi būti. Kampais. Bet priešos jokios. 2030 metais, kad 15% bus perkama iš NVO, tai dabar... Žiūrėk, Trumpas su Clintonu. Čia yra chorinis dainavimas. Ir jeigu mes šitą dalyką išplėsime... Lietuva praktiškai. Nu, burdai taip lėmė, jo. Burdai iškrito. Jaunimas tikrai atneštų savo iniciatyvas ir pasirinktų čia jas įgyvendinti. Taip, 10 sekundžių.
Nu, kas 10 sekundžių. Aš noriu tik akcentuoti vieną dalyką, kad iš tikrųjų šiandien Pasaulio bankas sako, Lietuva yra sparčiausiai nykstanti pasaulio valstybė kartu su Latvija ir Puerto Riku. Mes sakom, kad į šitą iššūkį atsakyti reikia sutelkti intelektualinį Lietuvos potencialą ir priimti šitą iššūkį kaip vieną rimčiausių Lietuvai šiandien. Ačiū. Mūsų diskusijos laikas dėja baigėsi. Dėkui partijoms, kurios dalyvavo šio vakaro debatuose. Priminsiu, šį vakar debatuose girdėjote Naglį Naglio Puteikio ir Kristupo Krivicko koaliciją. Taip pat dalyvavo Darius Kuolys, politinė partija Lietuvos sąrašas, Rolandas Paulauskas, Lietuvos liaudės partija ir Gediminas Navaitis, Stanislavo Buškevičiaus ir tautininkų koalicija prieš korupciją ir skurdą. Ačiū žiūrėjusiems. Kiti debatai rytoj tuo pačiu metu 19:20 per Lietuvos televiziją. Jeigu žiūriuos, kad tos apie tave nežiūriu.